Taip, kaip pamatuoti BTA 41600B, kuris, tarp kitko, tyristorius yra. Tai būtų kojos pirmas terminalas, antras terminalas ir vartai. Tai vietoj pirmo terminalo multimetro minusą dedu prie pirmo terminalo, pliusą prie antro terminalo. Rodo 14 megaohmų arba gali rodyti over limit, tai reiškia neišmatuoja tiek. Dabar pliusinį testerio laidą dedu prie pirmo terminalo, o minusinį dedu prie vartų. Gaunu taip. 60 ohmų. Kitaip tariant, tarp kojų turi būti skirtumas. Čia antras būdas, kaip patikrinti tyristorių BTA 41600, ar jisai veiksmingas, ar jisai veikia iš viso planai. Tai būtų prie pirmo terminalo jungiu lemputės vieną galą, antrą galą jungiu prie maitinimo šaltinio minuso. Prie minuso ateina, lemputė yra kaitrinė. Maitinimo šaltinio pliusą dedu prie antro terminalo. Prie vartų gate, tai pajungiu aš rezistorių 330 ohmų ir sujungus pliusą su rezistorium užsidega lemputė. Čia pagrindas ir yra. Tai kaip ir veikia, jeigu aš atjungsiu, niekas nebeveikia. Taip atsidaro rezistorius.